Sveiki, mano vardas yra Edvinas. Tikriausiai nedaugelis mane žino, tačiau pasistengsiu prisistatyti. Gyvenu šiame pasaulio 17 metų. Kiekviena diena, kiekviena akimirka man yra įsimintina. Visada ieškau kažko naujo. Dalinuosi savo gyvenimo akimirkomis su kitais, tačiau paskutiniu metu net nežinau, kas vyksta. Toks keistas jausmas iš vidaus. Aš nuvyliau kitus. Nu tu ir debilas. Ir kam tu trenkei tą sieną? Atstok! Sveiki, mano vardas yra Edvinas. Tikriausiai nedaugelis mane žino, tačiau pasistengsiu prisistatyti. Gyvenu šiame pasaulio 17 metų. Kiekviena diena, kiekviena akimirka man yra... Blet. Ir kam aš tiek vakar geriau? Kaip aš jūsų pasiilgau? Sveiki visi! Kaip matote, aš vėl kuriu savo naują videoblogą. Ir iš karto žinau, jog jūs dabar galvojate, OMG, Edvinas ilgai nekėlė savo naujojo videoblogo, todėl aš jam užmesiu dislike ir parašysiu neigiamą komentarą. Visų pirma, tai norėčiau padėkoti visiems tiem žmonėm, kurie atsidarė šitą videoblogą ir žiūri vien dėl to, kad aš jam esu įdomus. Tai reiškia, aš negalėčiau kaltinti visų tų, kurių kantrybė trūko ir tiesiog jau nebetikėjo, jog kažką iš visų kursiu. Nes aš taip esu pats kaltas, jog ilgai nieko nekėliau bei nefilmavau, bet tiesiog šiandien yra ta diena, kai vėl pradėsiu nebekelti, juokauju. Bet tiesiog šiandien yra ta diena, kai viskas vėl prasidės iš naujo. Vėl pradėsiu kelti savo videoblogus. Tai viskas tik dėl tų žmonių, kurie mane visą laiką palaiko. Kaip gražu. Aš nežinau, kad aš taip moku. Ačiū jums ir keliaujam toliau. Saulė išlindo. Kitas dalykas, kurį labai ilgą laiką žadėjau aš, yra tas, jog aš žadėjau kelti videoblogą su mama. Ir taip, videoblogas su mama tikrai bus. Ir jeigu tą videoblogą norite išvysti jau lygiai už savaitės, spauskite ant šito video like. Šitame videoblogą galiu būti šiek tiek prikimęs, šiek tiek užkimęs, nes aš šiek tiek apsirgau, filmuoju dabar apsirgęs, taigi, bet taip. Ir trumpas dalykas susijęs su tuo videoblogu yra tas, jog tame videobloge aš su mama atsakinėsiu jūsų užduotus klausimus. Tie klausimai gali būti apie bet ką. Apie mane, apie ką nors kitą, apie debesėlį, arba šiaip apie ką nors, kas jums tik šaus į galvą. Tai prašyčiau, neklausinėkit klausimų apie kokį smaukimą, ar tu masturbuoji. Tokių klausimų nereikia. Ačiū. Ir jeigu jūs norite, jog jūsų klausimas patektų į tą videoblogą, tai visą, ką reikia padaryti, tai tiesiog palaikinti šitą videoblogą ir į komentarus parašyti savo klausimą. Originaliausiams klausimų autoriams aš padovanosiu štai tokias atmaikutes, bei dar keletas smulkmenų. Taigi ir iš karto netempdamas gumos, kaip jau pastebėjote iš video pavadinimo, šiame videobloge aš šnekėsiu apie save. Ir žinau, jog jūsų mintyse dabar vienas klausimas, bet tai video pavadinimas mano gyvenimo istorija. Tu turi papasakok tą istoriją, o ne kalbėk apie save.
Pirmas dalykas, tai kaip jau ir minėjau, jog dabar vėl pradėsiu kelti savo video blogus. Todėl tai ir yra kaip ir mano naujoji pradžia. Todėl ir norėčiau skleisti dar daugiau pagrindinių faktų apie save. Nu gal ne faktų, daugiau dalykų, kurių dar niekas nežinojote. Ir aš suprantu, jog video pavadinimas yra visiškai kitoks negu apie tai, ką aš šiandien šnekėsiu. Nu gal šiek tiek panašumų yra, bet vis tiek. Tiesiog pamenu prieš kokius 2 metus buvau kėlęs tokį vieną trumpą videoblogą apie save, kuriame iš vis nieko gero nepasakiau. Todėl nenorėjau dėti tokio pavadinimo. Todėl nenorėjau dėti tokio pat pavadinimo. Todėl nenorėjau dėti tokio pat pavadinimo. Žodžius tiesiog perskaityti. Nes man nesigauna pasakyti. Tai šiaip manau, jog toks video pavadinimas sukelia kaip ir daugiau tokių emocijų, įdomumo. Jo. Taigi pirmas dalykas yra tas, jog didžiąją mano gyvenimo dalį dabar sudaro mokykla. Aš nekalbu apie tai, jog aš esu kažkoksai tai moksliukas. Aišku, būti moksliuku nėra blogai. Tiesiog vienintelis dalykas, kuris mane apkrauna nuo pat 1 klasės iki dabartinių metų, yra tas, jog į mokyklą reikia vaikščioti beveik kiekvieną dieną. Aišku, man tai nėra labai didelė problema. Man problema yra rytais atsikelti į mokyklą. Bliu, taigi važiuojame toliau. Edvinai, o kodėl mano telefonas sudaužytas? Taigi varome toliau. Kitas dalykas, jeigu kalbant apie mokyklinį gyvenimą, tai jok įvairiausius namų darbus aš darau paskutinę minutę arba iš vis nedarau. Ir mano toks įprotis, o gal labiau bruožas tikrai nėra labai geras, nes aš daugumą dalykų paimu, atidinėjau ir ant galo iš vis nieko nepadarau. Nes tam turiu labai svarbių reikalų. Sveikas, ką tu? Žinai, kad rytoj rašom 3 kontrolinius? Tai va, žiūrėk, gal nori šiandien kiną? O kitą dieną mano mokytojam pasiteisimas, kodėl nepadariau namų darbų, yra išties labai įdomus. Edvinai, kodėl nepadarei namų darbų? Nu, mokytoja, suprantat, debesėlį suvalgė. Ką, blėt? Taigi, kitas dalykas, apie kurį dabar norėčiau pašnekėti, tai yra popamokinė veikla. Seniau, dar prieš pradedant man kurti videoblogus, dažniausiai ką aš veikdavau po pamokų, tai žaisdavau CS. Todėl man tas labai nepatiko. Aš visada norėdavau ką nors veikti, būti aktyvus savo gyvenime. Ir panašiai. Todėl aš vieną dieną atsisėdau ir stengiausi atrasti savo talentą. Todėl aš bandžiau... Sveiki, mano vardas yra Edvinas ir šiandien aš jums padainuosiu. I know you love me. Kas per... Vasilė, nebedainuok! As long as you love me, as long as you love me, we're under pressure. 7 billion people. Ir pamenu vieną dieną mano mama užeina mano kambarį ir man sako: Edvinai, o dabar užsirašyk į krepšinio pamokas. Gal tu kažko pasieksi šiam gyvenime, gal tapsi netgi profesionalas. Visų pirma, tai ką aš padariau, tai tiesiog garsiai nusižvengiau. Nes aš supratau, kad man tapti kokiu nors labai geru žaidėju, tai yra tiek pat šansų, kiek užsiauginti antrą pimpalą. Aišku, aš pradžioje nekreipiau dėmesį į tą mamos pasiūlymą, bet vieną dieną aš kaip tyčia nuėjau ir užsirašiau krepšinio treniruotės. Sveiki, esu Kašio treneris Marijonas. Galit mane vadinti Mariu. Ir ačiū, kad visi susirinkot. Gerai, dabar štai išmokysiu, kaip teisingai mesti kašį. Tai va, pirmą pasistatai kojas kaip nori, kaip tau patogiau. Sumuši kiek kartų, kiek tau patogiau. Ir meti tiesiog. Ble. Nu dabar pabandyk tu.
Tai nebuvo patys smagiausi mano gyvenimo metai, bet nesmė. Dar aš bandžiau žaisti futbolą, bet viskas tuom ir užsibaigė, kai išdaužiau savo trenerio mašinos langą. O po to jis išdaužė mane. Dar ką jam norėčiau pasakyti, tai yra tai, jog visai nesenai aš mokiausi važiuoti riedlente. Sekėsi man visai neblogai. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, Manau, jeigu tu stengsies, tai visada pasieksi tuo, ko tu norėsi. being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, Arba ne. Tačiau vienintelis dalykas, kuris man galima sakyti jau patiko nuo pat mažens, tai yra kameros. Šaldymo, nešaldymo, debilė. Aišku, aš vaikystėje buvau daugiau kamerų sudaužęs negu iš visko nors nufilmavęs. Tačiau aš paaugau, surimtėjau. Man atrodo, nifiga, aš nesurimtėjau. Bet pati esmė yra tame, jog aš šitai pradėjau žiūrėti rimčiau. Pamenu, internete mačiau labai daug žmonių, kurie pasiema, pasistato prieš savo kamerą, ją įsijungia, tą kamerą jas filmuoja, jie išsirenka arba susigalvoja kokią nors temą ir tiesiog jie apie tai šneka. Toks žmonių užsiėmimas man labai patiko, todėl pasiėmiau ir nusprendžiau pabandyti pats. Sveiki! Ačiū už dėmesį. Savo pirmosius klipukus, arba kitaip tariant videoblogus, aš kėliau videogagą, kurios dabar nėra, todėl ir kartu išsitrynė mano patys pirmieji videoblogai. Bet man atrodo, aš kažkur kompė vis dar turiu savo patį pirmąjį videoblogą, kurį aš įkėliau į videogagą. Todėl jeigu jūs norite, jog tą videoblogą aš įkelčiau kur nors į Facebook arba į YouTube, paspauskite ant šitą video like. Filmavau, kūriau, stengiausi, sulaukdavau daug labai gražių ir fainų komentarų, tokių kaip duchas nebekurk, gaidy. Aišku, aš tada galvojau, ar man kurti ir tai viešinti, ar tiesiog kurti ir pasilikti savo. Po to pirmo komentaro atsirado antras, kur buvo parašyta, o man visai patiko, paspausiu ant to video like. Ir tada aš pamenu tą dieną, aš taip apsidžiaugiau, kad net apsišikau. Taigi ir tada aš tiesiau darbas ir tada aš kūriau ir su laiku nusprendžiau, kad reikia pagaliau savo vieną videoblogą kelti į YouTube. Sveiki! Taip, aš gyvas! Šiame videoblogė norėčiau pašnekėti apie vieną dalyką, kuris man duoda ramybės nuo praeitį. Kaip matote, mano pirmasis videoblogas YouTube nebuvo labai kokybiškas. Pavyzdžiui, aš visiškai nesuprantu, ką aš šitoje vietoje norėjau pasakyti. Ten aš reguliuoju kaip policininkas kiaurą dieną, naktį, dieną. Blet, ką čia nusišnekėjau. Bet ir nesuprantu, kam aš iš vis kėliau tokį videoblogą į YouTube. Dar jeigu kalbant apie tą video, tai man patiko to video aprašymas. Taigi varome toliau. Pradėjau video filmuoti apie 12 dienos, o jau 6 valandos. Taigi kitas dalykas yra tas, jog po to laiko aš pradėjau užsiminėti visokių video filmavimų ir panašiai. Atradau savo hobį. Tačiau seniau pamenu, man keletas draugų vis sakydavo, susirask paną. Gaidy. Taigi pirmas dalykas, jog seniau aš neturėdavau panos vien dėl labai paprastų priežasčių. Aišku, aš jos ir dabar neturiu, bet ta priežastis būdavo arba aš, arba pana. Bet vis tiek, kaip bebūtų didžiausia problema, būdavo aš. Man pavyzdžiui yra buvę ir taip, kaip pana supyko, kai palaikinau kitos panos nuotrauką. Tai buvo išties labai baisu. Edvinai, tu esi pats geriausias vaikinas pasaulyje. Ką tu čia laikini? Ką tu čia bet laikini? Ką laikini, klausiu? Lohas, blėt. Aš suprantu, jog tai parodo, jog pana pavydi ir pavydumas, aišku, reiškia tai, kad tu panai labai rūpi, bet kartais tai peržengia ribas. O jeigu pradedant nuo manęs, tai aš esu tragiškas vaikinas. Viena iš tų blogų mano savybių yra ta, kuri dažniausiai sugriauna mano santykius su kuo nors, tai yra ta, jog aš labai dažnai vėluoju. Klausau? Edvinai, labas. Labas. Kur tu esi? Ką? Kaip? Tai kur tu esi? Mesgi šiandien turėjom susitikti. Tu ką, pamiršai? Ne, aš nepamiršau. Ir taip vėluoju jau 20 minučių. Kas ten per triukšmas? Autobuse dabar sėdžiau, žinai, važiuoju, daug žmonių čia stumdosi visi. Tai tu greitai būsi? Nu, aš greitai būsiu, aš dabar važiuoju. Nu, netoli, gal už 15 kokių minučių. Sorry, negaliu kalbėti, lipo kontrolė, davai. Kurva, nieko nematau, ble. Nu ir pidaras.
Kitas dalykas, apie kurį dabar norėčiau pašnekėti, tai yra mano pati įsimintiniausia diena gyvenime. Nes pirmas dalykas, aš pamenu, seniau susipažinau su tokiu vienu žmogumi, jo vardas yra Norbe ir jis yra drifteris. Kadangi aš to pradžiai nežinojau, tai aš net nenutuokiau, kas manęs laukia toliau. Pamenu, tai tik tiek, kai pirmą dieną mes susipažinom, jis man pasiūlė nuvažiuoti iki parduotuvės. Tai buvo išties labai įspūdinga kelionė. Jo, nebloga čia pas tave tokia, sakyčiau, tačka. Užsisėk gal diržą. O kam? Parduotuvė, tai gerti. Ką, atvažiavom? Kaip jautiesi? Kadangi aš po tos kelionės iš vis niekaip nesijaučiau, tai aš jam niekur neatsakiau. Bet šitą įvykį, manau, galima tiesiai šviesiai būtų pavadinti pažintinę kelionę. Taigi kitas dalykas yra tas, jog aš savyje turiu labai durnų savybių. Pavyzdžiui, pirmas dalykas, tai ką dažniausiai žmonės naktimis daro? Teisingai, jie miega. O ką darau aš? Aš dar turiu vieną tokią labai durną savybę, jog iš išorės aš galiu atrodyti labai ramus. Tačiau nors aš ir esu labai ramus, mane galima labai lengvai supykdyti. Jau trečią kartą laimėjau, Gaidį. Kitas dalykas apie mane yra tas, jog aš labai mėgstu keliauti. Buvau nuvažiavęs į tokias vietas kaip Ozas, Akropolis, Panoramui dar neteko būti. Juokauju. Jeigu atvirai, tai buvau nuvažiavęs į tokias šalis kaip Baltarusija. Ir viskas. Tačiau ateityje tikrai planuoju papildyti visą šitą sąrašą. Bijai kamerų? Ar bijai kamerų, debesėlė? Čia nieko tokio, taigi čia tik kamera. Paskutinis dalykas šitame videoblogė, kuriuo norėčiau užbaigti šitą videoblogą, yra tas, jog neseniai aš buvau užsirašęs tokio kaip ir vairavimo mokyklėlę. Sekėsi man visai neblogai. Pasižiūrėkit patys. Pašal nahut! Taip, kas ant toliau pas mus? Edvinas Navickas. Kur pas mus Edvinas? Edvinai. Kur tu? Edvinai. Viskas gerai su jumis, viskas? Viskas gerai. Jūs Edvinas Navickas. Taip. Nu tai sėskite, prašom. Ačiū. Taigi, Edvinai, esu instruktorius Jaska, profesionalus instruktorius. Ir šiandien būsiu jūsų instruktorius. Profesionalus instruktorius. O aš jūsų mokinys. Na, Edvinai, jau mano gerai susipažinom. Ir pradžiai gal biškit kaip klausimėlių. Na, Edvinai, ar teko sėdėti už vairo? Biški ne. Tai teko ar neteko? Teka. Kas teka? O šita mašina galinga? Kaip bibi? O kada mes pradėsim važiuoti? Kaip benzai pilsi, tada važiuosim. Bet aš norėjau pasakyti tokį dalyką, kad aš, kai važiuoju, bijau vairų. Vairų? Nu tai, nuo ko pradėsim, ponė Navickai? Tai jūs man pasakykit, nuo ko mes pradėsim. Tai tu čia pas mane atvažiavai, tu turi žinoti, nuo ko pradėsim. Nuo vairavimo. Nu tai pradedam. Nuskurk mašiną. Nemoku. Jau tvai mats, padėsiu, na. Blet, kol pradėsim važiuoti, tai ir tamsu pasidarys. Tai jau pasidaro. Tu, blet, protingas. Na, taigi, pradedam. Užsisek diržą iš pradžių. Suka, nenurauk, blet. O kaip užvest mašiną? Raktelis įdėtas. Jo, įdėtas. Tai pasuk. O ką šitas daro? Na ką, mano darbo laikas jau baigėsi, jau 10 valanda, kaip ir sutemo. Na tai ačiū jums labai. Šiandien labai daug ko išmokau, leiskit man paspausti jums ranką. Nėra už ką. Ačiū jums labai. Labai ačiū. Jūs nuostabus žmogus. Laikykitės. Debilas, na. Taigi dėkui, kad žiūrėt mano naują videoblogą.
Laikinkit, komentuokit, prenumeruokit ir vis tai darykite vienu metu. Video gavosi gal šiek tiek ilgokas. Aš tik nežinau, kiek jis ilgas bus, nes dar tik dabar filmuoju. Tačiau iš anksto norėčiau padėkoti tiem žmonėm, kurie peržiūrėjo videoblogą iki šio momento, o nepasiėmė ir išjungė vidury kur nors videoblogą, neperžiūrėjo jo iki galo. Arba yra dar žiauriausia, kai žmonės užeina, paspaudžia dislike'ą ir sako, ai va, jis ilgai nieko nekėlė. Todėl paspauskim jam dislike'ą, sumeskim tiek dislike'ų, kad jis tada vapšė, blet, nebekurtų. Siunčiu jums keptuvę. Pilna mano šilumos. Greitų metu jau galėsite išvysti nepavykusius kadrus iš šito videoblogą mano Facebook'o paskyroje, kurią matote čia. Pafollowingit mane Instagram'e, nes ten dažniausiai keliu visokius video, nuotraukos, kurių Facebook'e tikrai nepamatysit. Ir šiaip dažniausiai visokias mini naujienas, užuominas, kada bus naujas videoblogas ir panašiai. Taigi dar kartą ačiū, kad žiūrėjot mano naują videoblogą. High five. Ne taip stipriai. Su jumis buvau aš, Edvinas. Ciao. Bam, bam, bam. Sveiki dar kartą ir dabar šiek tiek ne į temų, bet norėčiau paprašyti šiek tiek jūsų pagalbos. Nesenai Facebook'e užmačiau tokį vieną konkursiuką, kurį surengė Radio Centras ir tame konkursiuke daugiausiai like surinkusi selfie nuotrauką gali laimėti iPhone 6. Ir aišku, aš kai pamačiau tą konkursiuką, aš iš karto prisiminiau vieną asmenį, tai yra mama. Nesenai, gal prieš kokias 2-3 dienas aš su mama buvau išvažiavęs į miestą ir jinai man minėjo, jog norėtų naujo telefono. Ir pirmas dalykas, kurio norėčiau jūsų paprašyti, tai aišku prabalsuoti. Nuorodą aš paliksiu aprašyme ir jeigu jums nesunku, tai tiesiog nueikite ir prabalsuokite už mano selfie. Ta selfie nuotrauka yra kartu su mano mama. Ir aišku, jeigu nutiks taip, jog aš ten laimėsiu tą konkursą, aš nufilmuosiu, aišku, dar ir video, kaip mamai dovanoju tą telefoną, nes manau, jinai išvis nesitikėtų tokios staigmenos. Aš suprantu, kad telefonas yra paprastas daiktas ir savo mamoms mes turėtume atsidėkoti įvairiausiais darbais ir panašiai. Aišku, aš savo mamai padedu ir aišku, aš jai labai dėkoju, kad jinai mane užaugina ir visada yra šalia manęs. Ir manau, jog toksai siurprizas jai turėtų įsiminti tikrai ilgam. Ir manau, vienas dalykas yra tas, jog tai būtų staigmena ne tik nuo manęs, bet nuo mūsų visų. Todėl, kad jūs kiekvienas būsite prisidėjęs prie to balsavimo, kuris ir lems nugalėtoją. Tai va tiek, va trumpų naujienų ir aišku, laukite mano kito videoblogo su mama jau kitą savaitę, antradienį arba trečiadienį. Dar kartą dėkoju, jog žiūrėjote mano naują videoblogą. Su jumis buvau aš, Edvinas. Ciao. Debesėlio, ką tu pasakysi žiūrovom? Debilė, atstok nuo manęs.